Reabilitacijoje. Tai štai yra lankstinukai, taip pat atnešam jums, kuriuose yra pati reikalingiausia medžiaga, norint pradėti profesinę reabilitaciją. Būtų aišku būtent asmenims turintiems klausos negalią. Pradžioj vietoj, miške prie upės, ir pradžioj jis buvo pritaikė regos, dienos užimtumo. Ir labai nuoširdus, labai geras jaunas vyrukas, jam gerai sekasi, jis dirba pas mus regis jau ar ne 4 metus. Patiems silpniausiams, kurie negali profesinėje reabilitacijoje dalyvauti. Ten vaikų cerebrai, kurie turi iki 40% darbingumo lygio. Štai nuo 2005 metų, kaip jau pradėjome teikti, reiškia, pilnai profesinės reabilitacijos paslaugas, tik bazinių, kaip sakiau, pirmą kartą nustatomas darbingumo lygis. Tie, kur asmuo į darbo biržą, ten jau yra paruošiami dokumentai, pasirašoma sutartis ir tuomet darbuotojas skambina į kurį nors centrą, kur jūs, pavyzdžiui, jie pasižymi būtent savose organizacijose. Tai kviečiam viešnią iš Anglijos. Jinai kalbės anglų kalbą, aš versiu lietuvių ir estų kalbą. Gerai? Sveiki visi. Malonu jūs visus matyti, susitikti su jumis. Mano vardas yra Marija. Atidaryti tada savo organizaciją. Ir kada norite atidaryti savo organizaciją, privaloma rasti 5 žmonės tam. Geriau 5, bet galima ir 3 pradžiai tam, kad atidaryti organizaciją. Bet aišku, būtų geriau, kad tai būtų 5 žmonės. Kodėl? Nes tada yra lengvesnis balsavimas. Kada yra 3 žmonės, tada sunku balsuoti, o kada 5, tada jau lengviau rezultatą gauti balsuojant. 5 ir dabar papasakos, ką jie veikia. Pirmas yra kaip vadovas, antras yra buhalteris, trečias sekretorius. Trys yra privalomi, o jau tuos 2 galima ir pasirinktinai, tarkime, galbūt yra kažkokie, tarkim, gabumų statymo srityje, kurčiųjų kultūroje, tai galima būtų dar šios specialistus priimti. Gali būti ir daugiau, žinoma, darbuotojų. Bet svarbu, kad žmogus norėtųsi, tada jį galima būtų kviesti kolektyvą. Taip pat tie 5 žmonės privalo būti išsilavinę. Tarkime, jeigu buhalteris, tai jisai turėtų išmanyti apie buhalterį, jeigu jisai nemokės. Tada sakome, kad jeigu yra kažkokios problemos, bėdos ir jeigu žmogus pas mus kreipiasi, tai yra nurodyta, kad mes turime tą saugoti paslaptį, kad mes neskleidžiam tos informacijos. Ir tada žmonės prablistų savo galimybės, o dabar jisai yra direktorius kitoje įmonėje. Jis dabar perėjęs į BDA organizaciją ir dirba ten. O ta organizacija kovoja dėl gestų kalbos. BDA. Jų tikslas yra visiškai kitoks. Tarkime, DF+, jinai ar galėtų irgi dėl to paties kovoti? Ne. Kiekviena organizacija turi savo tikslą, savo programą.
Šią organizaciją jau labai senai įkūrė Krūtysis 1890 metais. O pati pradžia buvo Italijoje, Milane, nes ten buvo labai draudžiama kalbėti gestų kalba, bendrauti. Ir vyras Francis, jisai supyko, jam nelabai patiko visa ta esama situacija, atidarė naują organizaciją BDA apie tai. BDA organizacija priklauso taip pat pasauliniai organizacijai WWFD. Ar jūs žinote apie šią? Dabar papasakosime apie visai kitą organizaciją. RND. Pavadinimas yra dabar pakeistas. AHL. Ši organizacija taip pat yra kovinga, labai stipri organizacija. Taip pat kovoja dėl įstatymo pakeitimų tam tikrų. Galbūt valstybėje kažkokios nusistovėjusios tvarkos irgi kovoja, kad būtų pakeista kurčiųjų naudai. Taip pat yra įdomus labai dalykas. RNID anksčiau buvo vis be vyras, kuris dirbo grėžę su aparatu, kuris labai stiprų garsą skleidžia ir žmogus apkursta. Ir tada buvo galbūt, kada yra kažkokios tai problemos tam tikrose organizacijoje, tada galbūt yra labiau tokia kaip parama skleidžiant informaciją apie tą organizaciją, tada kad jie galėtų vystyti savo veiklą. Karalienė negali paremti visų. Tokių organizacijų reikalaujančių parėmimo